10 000. Dažniausiai tai yra suma, kurią man pasako žmonės, kai paklausiu, kiek norėtum gauti pasyvių pajamų per mėnesį. Toks kaip magiškas skaičius, norėčiau gauti 10 000. Tai viskas yra labai gerai su norais ir tikslais, sky is the limit. Bet ką yra labai svarbu suprasti, kad tam, kad tave pasiektų 10 000 po mokesčių, kas mėnesį turėtum suinvestuoti 1,5 milijono prie 10% vidutinių dividendinių ar tavo pasyvių pajamų pelningumo. Tai dabar mano pagrindinė mintis būtų ta, jog tam, kad tu pasiektum kokį nori pasyvių pajamų srautą pagal savo galimybės, turi vis dėlto pradėti. Ir suinvestavus 15 000, nuimkim 2 nuliukus, ar ne, ką turėtum, jau gautum po 100 eurų kiekvieną mėnesį. Ir tai yra puikiausias startas. Tai kiekvienas gali susigeneruoti savo pasyvių pajamų srautą pagal savo galimybės. Tai ko tam reikia? Reikia pradėti. Tai jeigu nori matyti, kaip mano pinigai dirba man, kaip pas mane atkeliauja pasyvios pajamos, kviečiu užsukti per nuorodą profilį ir pasižvalgyti daugiau.